Firei CD35, jo pliusas turbūt 35 mm lęšis, keičiamos baterijos CR123 įsideda dangtelis, yra komplekte prailginimas ir galima naudoti 16650, kurios dar Lietuvoje retas, bet įmanoma. Neturi monoklio funkcijos, kaip pasakykim, bet nusukus per čia galima tikrai žiūrėti normaliai, ganėtinai didelis vaizdas ir tikrai galima netgi kaip naktinukų pasinaudoti. Bet yra minusas, žiedas standartinis irgi Rusano M52X075, užsisukam, kontrą užfiksuojam, užsimaunam, užsidedam, viskas naktinį naudojam. Bet yra minusas toksai, kad kaip monoklį jį bus sudėtinga naudoti, dėl to, kad pašvietėjęs infraraudonųjų spindulių jisai yra atskirai tvirtinamas per štai tokį laikiklį. Tai čia vat mano nuomonė, sakykim, ir yra ganėtinai didelis minusiukas, kadangi turi montuodamas jau optiką dažniausiai užsidėtą laikiklį. O čia tos vietos, kaip matom, nėra labai daug, pas mane čia yra žiedas uždėtas, bet nėra labai daug vietos, kad aš galėčiau užsidėti laikiklį, čia, sakykim, tiesiai ant optikos ir čia būtų mano pašvietėjas. Realiai man jisai net netilptų. Tai čia yra, sakykim, labai didelis minusas, kad pašvietėjas yra neintegruotas, o yra papildomas. Tai galima, aišku, dėti šį čia, sakykim, ant viršaus su kitokiu laikikliu pasikelt, bet reikia tada žiūrėti, kad irgi laikiklis būtų nemaišytų nei balistinis bokštelis, nemaišytų, sakykim, dangtelis, užsidėjus dangtelę nei atidarysi, nei uždarysi, arba jeigu jis bus uždarytas, tu užsidėsi, tai atidarius elementariai tau uždengs visą pašvietimą ir toksai, sakykim, ta sistema tokia yra, tuom nėra patogi tikrai ir nėra universali. Šiaip pats prietaisas geras, rodo gerai, kokybė yra normali, bet reikia pasisvert savo pliusus, minusus, ar tu gali užsidėti tą laikiklį, pašvietėją ir matyti su juo darbinį atstumą apie 150-200 metrų. Tas atstumas yra visiems panašiai vienodas, priklausomai nuo pašvietėjo, bet realiai normaliai apžiūrėti, sakykim, tai 150-200 metrų. Galima ir toliau, bet toliau jau vaizdas tas prastėja. Kaina yra prietaiso 950 eurų su pašvietėju, plus Rusano žiedas apie 160-200 eurų rinkoje svyruoja įvairios kainos. Tai čia turbūt yra pats brangiausias variantas.